Sveiki visi DDR technikos mylėtojai. Senokai bekeliam video. Multikarai sardėm ir ką radom, užsikišusius, užakusios, užpuvusios purkštukus aukšto slėgio dyzelinio variklio. Tai buvo visokių diskusijų, ieškojau čia jų, kas čia juos man gali suremontuoti, niekas šiais neapsieima, kadangi Marijos žemė yra belarusų mylėtojų žemė iš tokio amžiaus technikos, teko pačiam kažką tai galvoti, aišku. Kaip ir Google'e visa galė, sako, siūskis iš čekų, purkštuką sureguliuota viską, bet kaina gana pasirodė didelė kaip tokiai mėgėjiškai technikai, tai teko suktis iš padėties. Tai nuo ko pradėjome? Pirmiausia, tai reikėjo įsigyti testerį, nes be testerio tai kaip be rankų. Ir žinoma, viską įsiardyti. Ir išardžius, tikrai čia nieko sudėtingo nėra šioj technikoj. Tiesiog elementari mechanika, kas labai nustebino. Iš tikro problema, tai buvo purkštuko angalis. Aišku, iš čia jisai pagyvenęs, jau ir ardytas kažkieno, tai šiek tiek parodysiu, kas iš jo belikė, jeigu sufokusuos, aišku, ta mano kamera. Štai. Adatėlė, nežinau, čia plaktukais kokiais apdaužyta ar kažkuo, ar neįsivaizduoju netgi. Bet užbukus visiškai ir iš purškimo jokio normalaus negalėjo būti. Tik tai myžimas, burbuliavimas ir visa kita. Ir nežinai už ko griebtis. Ar čia filtrai, ar čia orą gaudo. Bet visas blogis yra šitas daiktas. Purkštuko angalis. Pasirodo, kad tokiai senai technikai, kaip ir kokiem MTZ kažką, vis dar galima užsisakyti purkštuko angalių. Štai va tokies, aišku jau, čia jau iš Bosch'as. Kur čia neparašyta? Bosch. Bosch original atrodo, bet Made in India. Šaunieji indai mums pagelbė šitų klausimų. Nes tik tokie yra. Šitos purkštuko angalius visur jos naudoja, senuose Fiatuose, Mercedesuose net, nežinau, ten 75 metų gal gamybos. Ir su jais važiuoja, nei jie myža, nei ką. Tai va. Pasirodo viskas elementaru, paprasta. Ir šitas purkštukas tikrai nebrangus, gal jis kainavo apie 12-14 eurų. Analogų nėra, kas svarbiausia, tik jis. Nežinau, kiek čiubos, tai užsipirkau dar daugiau į ateitį, nes dar reikės vieną variklį kelt. Tai va, pats reguliavimas tai yra paprastumo viršūnė. Turim testerį pigiausią, čia aišku iš kolegų Lenkų nupirktas. Nėra, jisai labai brangus. Ir purkštukas. Sukam ir viršuje yra reguliavimas šešikančio. Tiesiog įsidedame. O. Ir kiek reikia pasukam. Pagal laikrodžio rodiklę spaudžiam spiruoklį, didinam slėgį, atsukam, mažinam. Ir mums reikalingas pagal visus manualus 125 barai. Nu ir žiūram tada, kaip vyksta visas procesas. Pumpuojam. Man aišku jau sureguliuota, kad čia šiek tiek negaišt laiko, brangus kolegos. Ir štai. Prieš 2000 PSI arba 130 barų. Ir jis kuo puikiausiai indiškas dalykas atlieka purškimą ir atsidaro beveik ant 125 barų. Ir kaip matot, susidaro burbuliukai maži tokie. Šluota vadinama. Tai va, tai pasidarom visus 4 purkštukus ir jau tada galim žiūrėti viską. Ką toliau ten siurblį reguliuoti, degimo kampą, suksim kažką, tai ten jau visi bairiai po to. O gal ir nieko nereikės iš tikro daryti. Nes kaip multikaras pastovi, nežinau, ten, kaip ir minėjau, 20 metų, tai tu šio tikrai nieko nesitikėk. Lup tuos laukant purkštukus, žiūrėk tas magistralės, valyk viską, šveisk ir dėk naują angalį. Tikrai nėra brangu šiai dienai, bet tie angaliukai
sakau, kolios gamina, tai čia dar mes galim tikrai ne vieną seną laužą prikelt naujam gyvenimui. Tai va, pati konstrukcija paprasčiausia. Nesakau, jų nieks šitų mašinų nemylėjo, taisė visi plaktukais. Tai va, kas ištaisyta, sakau. Turėtų būt smailus. Smailė datytė tokia. Smailė, nežinau, dar nesusifokusuoja. Tiesiog, kuri daro tokią šluotą. Tai va, vis laiko nemyža, nelaša ir būtent, kaip reikia, atsidaro būtent prie 125 barų. Tai va, ir susireguliuoja jisai puikiai. Tai va, švara, kruopštumas, šiek tiek kantrybės ir multikaras turėtų birbėti. Nu, aišku, ir kita technika čia. Čia šitie purkštukai, šitie angaliai, čia manau, kad tai dauguma IFO eidavo ar čekiškos technikos. Tikrai nieko, va, kaip matot, kaip gražiai daro pačią šluotą. Šiek tiek nefokusuoja čia tas telefonas, bet labai šauniai susireguliavo po šitie, kiek jis buvo užžudėjęs, ten šiukšlių visokių, kerosinų susidarė, ten dervų. Viską išvalius tiesiog puikus purkštukas gaunasi. Jei viskas tvarkoj, kompresija bus gera, turi kurtis kaip ledas ir ten ir žiemą, ir vasarą tas multikaras. Nereikia ten jokių lietpinčių, fenų, ten pašildytojų kokių. Geras akumas ir reduktorinis starteris, patikrintos purkštukai, įpurškimo kampas sureguliuotas ir ta technika važiuoja. Tai toks trumpas video, o kituose pamatysim didesnių darbų tada. Iki.